Daug jau ne ten, kur reikia, jeigu nedidė pataikyti jau smegenis, jau jis bėgtų. Sultis smegenų, jeigu jis bėgtų. Tinka, netinka? Ai, norėtumėt milimetrų pastumti vėliau? Čia Vizgirda, kai versiu Auskarą. Skauda nebeveik. Hairoksas su padėliu stovi tam pačiam tirlystė. Mano merga, kai skauda sūtas, neįsipjauna. Sveiki, su jumis sveikinusi Z, aš pats, Žydrūnas Vainauskas. Vakar paskambino vakare Nedas Zymantas, sako, žiūrėk seni, gal žinai, kas sveria Auskaras, nes mes rytoj filmuojam bazarą ir bus ten toks dalykas, kad tipo bus ba svečias ir tipo ba ves kaip ir viktoriną ir už blogai atsakytus klausimus kažkas turės įvertinti Nedui Zymantui ir Deividui Vizgirdai. Aš jam versiu Auskarus. Šiandien bazarė laidoj gyvai bus labai įdomu. Tai mes dabar einam į Baltic Body Art, susirinkti medžiagų, ko mums reikia. Pažiūrėsim, ką jie mums pasiūlys. Labą dieną. Labą diena. Žodžiu, žiūrėkit, yra toks reikaliukas. Vakar man paskambino Nedas Zymantas. Klausė, ar žinai, kas sveria Auskarus. Su kuo aš sverdavau Auskarus. Tai šiandien vyks filmuos bazaras ir jie ten yra sugalvoję tokį dabar džekesnį turinį daryti. Antroji daly laidos bus taip, kad, žodžiu, ba ves kaip ir viktoriną, o Nedas su Deividu bus tipo atsakinės į klausimus. Ir jeigu jie neatsako į klausimą, versiu Auskarą. Jo, tai dabar atėjom į Baltic Body Artą nusipirkti Auskarų. Tai jausis versis. Jo. Tai tada man reikia 6 vienetų Auskarų. Gal titanas. Tai man tada duok, žinai kaip, duok man 3 vienetus 8 mm ir 3 vienetus, arba duok po 4, žinai, dėl viso pikto. Jo, 4 8 mm ir 40 mm. Jo, tada man reikėtų 7 dėl viso pikto, jeigu vieną sulankstysiu, kažkam pataikys netyčia į kaukolę. Tai tada man reikėtų 7 žalių kateterių. Taip. O nenori, kad va čia yra paimti, čia yra solutionas, žinai, jeigu kai tu praversi. Gydymui, jo. Kad jie valytų Auskarą. Taip, gerai. 2 ar kiek? Tai 2, nes 2 žmonės, jo. Nu va, turim ir priežiūras. Baltic Body Art'e, sakau, galima viską gauti. Viskai pilnai pasirūpinta yra Auskarų vėrimui. Dėsim šiandien. Dėsim kiaurų ausų. Ką tu čia darai? Oi, blemba. Nepasakiau vieno dalyko, aš dabar čia eksperimentuoju, kaip reikia verti Auskarus. Nes dalykas yra, kad aš paskutinį kartą Auskarus vėriau prieš 3 metus. Aš neturėjau laiko pasiruošti, žinai, tai dabar bandau ant mūsų eksperimento, kuris laiko savo eksperimentą. Bandau pasipraktikuoti iš naujo, kaip reikia verti Auskarus. Tai nežinau, blemba šiandien gali būti arba labai didelis disasteris, gali būti, kad mane užtampis teismuose, gali būti, kad mane pasidins ilgam, gali būti, kad aš labai gailėsies, kad sutikau, gali būti visokių įvairių situacijų. Nu, bet žodžiu, pažiūrėsim. Čia nėra nieks legalų iš tikrųjų iki galo, aš net negalėčiau šitą daryti, tai mes visi kalti, jeigu ką, mes visi kalti. Galiu pabaigti. O kaip čia reikia daryti? Nu ką, ruošiamės, dedamės daiktus, dabar mes jau turime 16:09, 6 val. Reikia būti. O kur mes turim būti? Line-up'e? 6 val. Turim būti line-up'e, tai va. Taigi šitiem 2 nepasisekėliam, tai va, čia bus priežiūra jų naujiesiam Auskaram, įsidedam šituos. Tada čia yra kateteris. Kateteris išsitraukia iš to laikiklio, bam, kiaurai duri ausį, ištraukia pačią adatą, ausį pasilieka pats kateteris, pats tas plasmasiukas, nukerpė abu galus su štai tokiom žnyplėm. Tada pasiimi Auskarą, tas burbuliukas nusisuka, tada su šitom žnyplėm suimi tą Auskariuką, negali ištraukti, nes viskas yra dezinfekuota. Paimi tą Auskariuką, įkiši į tą plastikinį kateterį ir tada kiaurai perstumi jau pro Auskarą, tada pasiemi tokį šuduką, čia jis paima tą burbuliuką ir su juo kartu užsuki. Tai tokia procedūra nėra sudėtinga, viskas bus išgyvenama, tai va, pasirašėm 7 kateterius.
Jeigu netyčia nepataikyti kokią dieną, jeigu netyčia produkcijų ne ten, kur reikia, jeigu netyčia pataikyti smegenis, jis bėgtų sultis smegenų, jeigu jis bėgtų. Tai va, šitie auskariukai jau pilnai nudezinfekuoti, čia šitos darbiški pasprėjinu, jie ir šiaip yra švarus, dezinfekuoti, tvarkingi, bet, kaip sakoma, atsarga durnių motina. Ne, palauk, kieno motina atsarga yra? Kieno, Simai, kieno motina yra atsarga? Niekieno, nes jeigu saugotės žiūrovai, tai atsarga niekieno motina nebus, tam yra skirta apsauga. Naudokit apsaugas. Kai darėt, vaikai, kai darėt biškį seksą, kai darėt bum, gle, naudokit apsaugą, nes apsauga durnių motina. Tai va, žodžiu. Šitaip, yra viskas sudėta, auskariukas, va, markeris būtinai, kad pasižymėt, kur durt. Pam, pasižiūrėk, į veidrodį jums tinka, netinka, norėtumėt milimetrų pastumti vėliau. Ir viskas, su šitais įnoringais klientais, taip reikia elgtis. Va, įsidedam ir dezinfekcinę, va, užsidengiam ir kaip norėjau sakyti Spotify Wrapped, bet yra Spotify Unwrapped. Tai žodžiu, unwrappinsim line-up'e. Viskas. Kaip Hesburgerio wrapas. Čia dabar yra, žinot kas čia yra? Boksmaster tortilė. Gerai, baigiam ruoštis. Žodžiu, kad visiems viskas būtų aišku, kad čia viskas yra sterilu. Tai čia šitam padelį prisipilsiu daug dezinfektinio skysčio, kuriame laikysiu įrankius filmavimo metu, kad viskas būtų švaru. Netgi į akydobės nieko nedėsiu, bet vis tiek reikia išvalyti. Žinot, kas čia? Parodyk. Pritraukai bėgs ašarytis. Čia Vizgirda, kai versiu auskarą. Skauda nebeveik. Aš kaip laukiu išniekinti tas ausis, subadyti tas skyles, padaryti šitą viešą egzekuciją prieš žiūrovus. Ko nelaukiu, kai jeigu aš pats prisidirbsiu. Jeigu aš pats prisidarysiu savo chuinios, tada hebra, sorry, visą gerą, iškeliauju į Ameriką. Tai va, viskas, važiuojam, dabar į line-upą. Yra 17:06, ten viskas prasideda 19 valandą, bet pasikalbėsim, pasisetapinsim, aptarsim detalės. Tai važiuojam, pasitiksiu savo žiaurę Destiny, jau šiandien ir taip turėjau žiaurų krešą, turėjau viduj savo galvoj brainrotą žoską dėl savo TikToko apžvalgos, užturėjau gėdos, užturėjau nuosmukį, pagalvojau, kad negerai padariau ten vieno žmogaus atžvilgiu, tai dabar aš linkęs esu dar ir sugadinti kažkam ausis. Dar esu linkęs kažkam prabadyti, kažką išnekoti. Tai va, gali parodyti, kaip mes važiavame. Va taip pas mane galvoje skamba. Aš dainuoju, ką galvoju, tiesiog šiandien esu tuštutis. Zdarova. Seniai matytas, labukas operator, labas. Zdarova. Kada čia pasiruošęs bus žoskai subadytas? Sveikas. Nuo Hyroxo vyrai stiprus nebūna. Man čia vienas silpakūras rašė bent jau nepadėlis, sako. Ką reiškia nepadėlis? Čia, žinai, čia yra Hyroxas su padėlis stovi tam pačiam tirlystė. Toj pačioj vietai. Nemanai?
Nu, žiūrėk, tu mane išniekinsi fiziškai vėliau, o dabar dar ir emociškai. Atsiprašau, blenda. Atsiprašau. Taigi, Išsimiegin. žiauriai prasipisau kaklą šiandien. Tu nugriuvai ant Adomo obalio? Ne, sifilis pradėjo rodyti. Ai, Čia kraujo labiau negu yra iš tikrųjų, taip, nusivaliau kraują, taip nieko nesimato, bet aš tiesiog pradėjau skūstis, skutuos, viskas, ahuienai, nusiskutau mergatė, čia sako, lika duok, pisa, taip žiūri, kur krūvina. Seniai, bet žinai, kad čia yra didžiausias vyriškumo įrodymas, nes vadinasi ant tie geras Adomo obalys, kad net nusipjauni. Mano tiesiog. merga, kai skutas susas, neįsipjauna. Eik tu. Ir santykius turėtų. Iš tos pusės prabedu tau. Taip, bam praduriu, čia mano stationas turi būti tada. Jo, tada galim. Gerai, ir tada mes pastumsim tipo visą sofą per... Jie dar nežino blogiausia. Jie dar nežino, kada paskutinį kartą vėliau uždarė. Nesakysiu dar. Dėjo maksimaliai šalta. Pirštai yra sustingę, tai greičiausiai bus taip, kad paimsiu kateterį, kaip nors laikysiu, įstatysiu į ausį ir įstumsiu taip. Nes, pizda, kitai bus ragus. Nežinau. Tie net nesiparina, jie net nesijaudina. Nesijaudina todėl, nes nežino. Gerai, ką, einam ruoštis. Absurdiška nesąmonė, blenda. Tau padėt? Labai savarankiškas bičas. What the fuck? Kas per šūdas? Pirmą kartą pirku tas vienkartinės žodžių šūdas, blema kažkas nesąmonė. Nežinau, ar naudosi. Karočią, taip, tai mums šiandien pagelbės, tavo bus pagalbininkas, mano geras bičiulis, norėčiau drinkit plojimą sceną pakviesti Zing Lab, ar galime? Žydrūnas, taip, mano geras bičiulis, kuris šiaip tatuiruotės daro ir labai gerai, man labai patinka, tai pasisveikinti su žmonėm. Šiaip, kai man paskambino Zima, sako, ble, čia tokia antrai daliai gerą bituką esam sugalvoję. Auskarus versimės, korodžiu. Blema galvoju, maladės, šiaip Hebra, paplokit jiem labai, tai čia, prasme, jų visas, ką tik gavau šitą lapą, čia yra jų visa idėja, tai amazing iš tikrųjų. Nukirpome kvadratą mažiausią kampą ir jį išmetėme, kiek liko kampų. Kurva, Kristupai! Kristupai! Matematika, nahui! Nu, mažiausiai. Easy, seniai, žinai. Ne, matai ką... Salėje šurmulys, davai. Salėje šurmulys, salėje. Fantastika. Bet tikrai, kad visą pirmas teisinam, visi pasakytų. Laikyk. O tas ketvirtas, ir aš, tikriausiai, kad šiauliai didesnis. Ruošiam badatėlę, Gamta ir žmogus yra. kurio cheminio junginio molekulių gyvose žmogaus ląstelėse yra daugiausia. Kas yra cheminis junginys? Vanduo atsakė. Ai, ble, aš jau su pirštin. Vaik, ten nedaryk tai. Nedai, o turim, tai čia tik ilgai. Piterė, lauk. Tas, blėt, Seniai, geras atsakymas tas, kur prasideda kadangi žodžiai, jau tas, buvo blėt. H2 vandens ženklas tas. Ne. Duok į ausį, viskas. Labai skauda. Ne. Labai. Aš viską matau, blėt. Ble, bet žinai, kas dar momentas, bet Gezas įpysęs laikrodį, seniai, jis žinojo, ką daro. Seniai, aišku, važiūrėk, seniai, viską. Pizda, rankos dreba. Ai, labai zaibis, kai man profesionalas pasako, kaip rankos dreba jam. Žinai, aš ko nepasakiau jum, kad paskutinis mano vertas Auskaras buvo prieš 3 metus. Bet tu man sakei, veri, pasakai. Jau įvėrai? Taip. Parodyk žmonėm. Eik, tu na. Gerai, kitą reikia kremti. Kokiu būdu juda kavalerija? Vieną atsakymą turiu ir spėju iš karto, kavalerija juda maršu. Ne, neteisingai. Galvojau, pritemps tipo, bet ne,
šiaip tai tiesiog, nu, tipo, joja, galvojau, kad pavyzdėjo mašą. Seni, kokį būdu juda į priekį. Jis yra savo moksliškai, kaip aikina. Davai, aš bandysiu kalbėti normaliai, ko man visą šitą daro, karoči. Nu, Bukovski tesk. Tai aš, žinai, mes turim patys kurva išmokti, tipo, eikina. Jam yra smagu ir faina, karoči, klausyti mūsų šitos laidos. Aš tau galiu netai pasakyti, kaip... Šiaip šlykščiai atrodo. Iš šono, kai dar nėra, toks pinčiai yra, nu, nemalonu. Tu žinai, kad čia visos mergos turi auskarus, tipo. O bachūrai turi mergas. Paplokit, kas pizdoja. Seni, tau tinka. Atrodo, kad tu su Silvestru Bell draugavai. Ir žinai ką? Tikrai, man panas links. Jis dar žiauri. Kratos rankas vis dar du auskarus įvėdės. Atrodo, kad Rankas su kratos. Silvestru Bell draugavai. Seni, ba... Ir tau čia gražu. Kratos nuobodu, Simai. Kas 2007 metais laimėjo Ballon d'Or? Geriausio futbolininko apdovanojimus. Mano atsakymas... Normalų klausimą. Ne, mano atsakymas yra Zlatan Ibrahimovič. Deja, ne, tai buvo Richardo Kaka. Pidaras. Aš matau, su kuo dirbu, su kokiu padugnė. Bet aš žinau, kad aš neatsakysiu. O dabar visi kartu. Kremzlė. Kremzlė, kremzlė, kremzlė. Ne, aš galiu normalus klausimą paklausti, man čia atrodo biškišų. Per vėlų, per vėlų. Bliam, man kol kas užtenka gal. Ką, aš noriu... Nejudė. Išbandžiau išlaikyti visą laiką tą tokį. Kartais šiaip skauda. Gerai? Viskas, super. Na, Važiuojam. dėkui, čia kaip pavyzdžiui, dar kartą. Dar kartelį noriu pažiūrėti. Deivi, kodėl išsiskyrėt su paskutinė mergina? Verka Oskarą. Baigti. Dėl ko sparnai? Taigi nekelsim internetą. Taigi šnekėjom, šiaip... Viskas, tėvukai, viskas. Tavo tik tai pūtė pradėjo kraujuoti. Ne, tiesiog, jeigu nuoširdžiai rimtai, blet, tai įsiskirimai, žinai, skaudus dalykai. Tai starai, aš ne vienam dalyvavęs, tame esmė. Darbas, gyvenimas. Seni, gyvenimas yra gražus dėl to, kad skauda. Jeigu skauda, vadinasi, myli, tipas. Dabar man skauda. Nejudėk, Deivi, nejudėk. Ai, nejudėt. Būtų liūdniau, jeigu nejaustum nieko ir būtų tau nepabojina kalbėti, čia yra gražu ir tu nebijok, tipo, parodyti šitą pusę. Nekalbėk tiksliai apie ką, jeigu pažadėjai, bet sakyk, kaip tu tiesi. Aš tave myliu, net. Aš tave gerbiu gal labiau. Dalykai, kuriuos saugot ir laimėt savo. Nu, taip, žinai, yra dalykai neliečiami. Manau, kad viskas yra kažkiek šventų dalykų gyvenime. Santykiai ir šitas vyksta tarp dviejų žmonių. Meilė yra šventa. Baigta, baigta. Aš manau, kad... Gerai, Deivi, kaip vertini šitą experience, kaip tau skariukai? Visų pirma, tai atrodo baisiai, aš kadangi žmogus nelabai pakantus skausmai, aš galvoju, kad labai skaudės. Ir skaudėjo tik biški. Žydrūnas yra profesionalas, merginos, jis su pirstais moka elgtis, su ausim tuo labiau. Aš užimtas. Ai, tai nemoka absoliučiai, labai šiurkščiai, šlykščiai darė viską, atrodo, lyg brūžintų, sukurvas, nu, su tarka, na, kažko. Ne, o iš tikrųjų, tai smagiai, fainai įvėrė, aš gal net kremzliai išsimsiu, bet čia gal ir pasiliksiu, na. Ei, tau gerai atrodo, gerai atrodo. Ei, Silvestrai Bell, tai jeigu tu vis dar laisvas, važiuojame. Duok patraukti iš to diržo. Silvestrai. Donatai Montvyda, jeigu tu vis dar gėjus. Gerai, per daug, čia jau per daug, jo, blemba, atsipsiu. Gerai, kaip tavo experience? Man šiaip, tipo, jeigu nuoširdžiai, tai nikuja neskauda, tipo, it's okay, čia 5 valandas nugarą kalėjai, karo čia nebuvo, taip blogai, žinai, tipo, čia pala blogai skamba dabar, tatuiruotės man šiaip išdar. Žodžiu, tai tatuiruotės skauda daug mažiau negu auskarų kalimas, tipo, nes ir ilgą laiką, tipo, ir netgi tas momentinis skausmas nėra toks didelis, tipo, tai šitoje vietoje, man tiesiog pats visas šitas projektas dalykas, ką darėm, tai buvo wow, ir aš džiaugiuosi, kad tu pasirašei, sakai padėt mum. Aš manau, kad žmonėms patinka kažkas, ko jie nėra matę, o šito jie nebuvo matę. Nice, ką? Smagu, ačiū labai, kad pakvietei. Smagu, ačiū. Gerai, o kaip, ant kiek crazy jie tau buvo? Šiaip nice, aš tai manau, kad maladės bachuriukai, šiaip sugalvot, žinai, jeigu tai būtų buvus mano idėja,
tai būtų gal netaip juokinga, kadangi jie patys sugalvojo, patys pasirašė ir maladėt, kad atsakė klausimus visus. Tipo. Tai turim gerą rezultatą. Kremzlė šaukinys įvyko, visa salė skandavo ir, žinai, čia yra tokia subjektyvi ganėtinai nuomonė ir aš bandau iš tikrųjų jos paguos šiuo momentu, bet sakykim, kad atrodo neblogai. Nice, ačiū, viskas, sėkmės, laukiam albumo. Viskas, baigęs projektas, tiek, padarėm, išvarą Hebra tūsinti, išvarą į miestą, varą judėti toliau, o mes ką, varom namo ilsėtis, nes mes senbezdas, reikia mėgučio.